Kėdainiškių Vaitelių limuzinų ūkis yra vienas iš pirmųjų Lietuvoje, pradėjęs populiarinti šią ūkininkavimo šaką. Pradžią verslui davęs Feliksas Vaitelis išmokė gyvulius mylėti ir savo sūnus, kurie perima verslą. Tuo įsitikinome, lankydamiesi vieno iš jų Manto ūkyje. Tėvukas pradėjo 98 metais, vieni pirmųjų Lietuvą išsivežėm limuzinų veislės galvijus, tai tuo metu grupelė ūkininkų buvo, tai nuo to ir pradėjo. Tai dabar iki kiek esate išaugę? Šiai dienai aš turiu 90 karvių bandą, bet besiviršiuojančių, tai bendras skaičius virš 200 gyvuliukų. Ir atrodo ilgametė patirtis, tėvai taip pat perdavė savo įgūdžius ir patirtį, o jūs dirbate dar ir su konsultantais augindami mėsinius. Kitam atrodytų, kam čia tas konsultantas, paleidau į pievą ir parsiginiau rudenį. Ne, taip nesigauna. Jeigu nori turėti rezultatą kažkokį, tu visko nežinosi, tai turi pasikliauti žmonėm, kurie toj vietai specializuojasi ir paklausyti jų. Ir pabandai ir matai, kad rezultatas tikrai pagerėja ir gaunasi geresnis priesvaris, ankstyvesnis pardavimas. Tai, viskas susideda į tai, kad tu gauni pliusą. Kokie jums kilo klausimai, kas paskatino ieškoti specialistų ir konsultuotis auginant mėsinius? Mane netenkino vidutinis paros priesvarius penimų buliukų, tai Respublikinio veterinarijos centro atstovai pakonsultavom, patikėjau jais, sudėliojom racioną ir rezultatai tikrai padidėjo, pakilo. Tai džiaugiuosi tuo. Kaip keitėsi rezultatai? Vidurkis priesvario pakilo turbūt 200 gramų. Ką mes turėdavom istoriškai, tai nuo 1,3 kg iki 1,5 kg. Tai didelis šuolis. Manto Vaitelio ūkis ekologinis, todėl nesitikima aukščiausių rezultatų. Ekologiniam ūkyje didžiausia problema yra baltymas. Tai kad negalim naudoti nei sojos, nei rapsų išspaudų, nes rinkoje paprastai nėra jų arba jie yra labai brangus. Tai pagal tas turimas priemonės bandom paskaičiuoti ir padaryti kuo įmanoma geriau. Gyvulių auginimas tai yra ne tik tai racionas, daug reikia įdėti pastangų ir sudarant tam tikras gyvūnų gerovės sąlygas, auginimo laikymo sąlygas, taip pat prižiūrint jų sveikatą, kiek tai yra sudėtinga ūkininkaujant. Kaip jau turi įdirbį, tai atrodo visai nebesudėtinga. Tai svarbiausia gyvuliui, kad būtų sausa, sotų ir pakankamai vietos, kad nereiktų grūstis ir tada geras klimatas gaunasi viskas, ir tada išnyksta sveikatos problemos. Mantas, siekdamas ūkio efektyvumo, bendradarbiauja su Respublikinio veterinarijos aprūpinimo centro konsultantais. Jų padedamas padidino poros priesvorį. Tačiau, pasak konsultanto Kęstučio Petravičiaus, rezervų dar yra. Manto fermoje šienainis yra tiesiog paduodamas, o taip visas beveik kritinių. Kodėl reikėtų rinktis kitokią technologiją? Visų pirma, gyvulys, pats jautukas, va šitokį ilgą šienainį, jis suės, bet jisai išskirs daug jėgų, daug energijos jį suvirškindamas. Ir pavyzdžiui, jeigu jisai būtų susmulkintas trumpesniais gabaliukais, pavyzdžiui, po 2, po 3 cm, tai nereikėtų tiek energijos naudoti ir nieko net nedarant papildomų investicijų, tik naudojant dalytuvo maišytuvą, jau kažkur tai priesvoris padidėtų nuo 200 gramų per dieną net iki 0,5 kilogramo, nes būtų sumaišomi ir miltai, kombinuoti pašarai, melasa, kas turi kukurūzų silosą, susimaišytų ir kukurūzų silosas. Šiek tiek pertvarkote savo tvartus. Kas keičiasi, kodėl? Noris vėl kilti viršų ir pasiekti dar geresnių rezultatų. Tai planuose yra pašarų maišymas ir dar subalansuotesnis racionas. Šitas šienainis, pažiūrėjus, pačiupinėjus, pauošius, jis iš tikrųjų yra geros kokybės? Taip, jis yra geros kokybės, yra geras kvapas, matosi ir dobilai, ir liucerna, tai baltymų, manau, čia yra kažkur apie 18%. Dar žydėjimo nematau, kad žydėtų, bet liktais galėjo būti dar čiut anksčiau nupjautas. Bet tikrai dar nėra žydintis, tai visi baltymai ir angliavandeniai tikrai yra išlikę. Pašaras yra puikus. Kaip turėtų pasiskirstyti sudedamosios dalys mėsinių galvijų pašare, angliavandeniai, riebalai, baltymai? Matot,
ekologinis ir neekologinis ūkis skiriasi. Kad pasiekti rezultatą, ekologiniam ūkiui reikia žymiai daugiau dėti pastangų. Pavyzdžiui, norint auginti tokį jautuką, kai jį atjunkai, praktiškai reikėtų daryti 3 racionus. Reikėtų atjunkimo metu, nuo 5 mėnesių, taip kokį iki 9 mėnesių, amžiaus nuo 9 taip iki 12 ir nuo 12 jau iki pabaigos. Labai svarbu yra baltymų ir krakmolo santykis. 12 mėnesių amžiaus jautukas turėtų gauti baltymų per dieną, grynų baltymų, 1,5 kg ir daugiau, o krakmolo apie 3 kg. Aš pradedu skaičiuoti nuo 2,5 kg. Nes ką visko laikosi, mes 2,5 kg priesvorių per dieną pasiekėme. Jeigu žmogus neaugina kukurūzų siloso, jau daugiau 2 kg sunku pasiekti. Jeigu neturi maišytuvo, jau praktiškai dar gali 200 gramų nubraukti. Jeigu neturit šėrimo tako, o šerite iš rulono vidury pastatę ar ką, svoris dar sumažėja. O jeigu gyvuliai ganosi lauke ir tik ateina laukas į vidus, tai belieka 1 kilogramas. Ir tada ūkininkui pasakai, ar tau apsimoka auginti, ar tau apsimoka penėti tos gyvulius, ar geriau užsiimti tik tais auginti žindenis ir veršiukus atjunkit ir parduot. Mėsiniams galvijams nepakanka tik ūkyje pagaminamų pašarų. Papildai taip pat būtini siekiant geresnių rezultatų. Neatsiejama raciono dalis yra mineraliniai vitamininiai priedai. Mineralai, tiek makro mikroelementai yra labai svarbus sveikatingumui, imuniniai sistemai, reprodukciniai sistemai, bendram organizmo vystymuisi. Taip pat yra reikalavimai ne tik bendram organizmo ar ne augimui, įsisavinimui, bet ir kadangi atrajotojai turi išskirtinę virškinimo sistemą, ar ne, tai būtent ir didžiojo prieskrandžio mikroflorai yra reikalingi tam tikri makroelementai. Mineralų vitaminų priedai parenkami pagal ūkyje naudojamus pašarus bei atsižvelgiant į bandos sveikatingumą. Yra tam tikros normos, dozuotės, kiek gyvulys turėtų tam tikro priedo gauti per parą. Taip pat renkantis būtent mineralinius priedus labai svarbu pasižiūrėti ir iš kokių žaliavų jisai yra sudarytas, nes kiekviena žaliava gali turėti skirtingas tekstūras, gali būti išgautos skirtingai ir žinoma tai turi įtakos ir pačiam įsisavinamumui. Galima žinoma papildyti ir laižalo formą mineralais ar ne galvijų racioną, tai kaip ir papildomas užsiėmimas gyvuliams. Labai svarbu pačio laižalo sudėtis, ar ne, kad jeigu gyvulys puola nori laižyti, tai nebūtinai reiškia, kad jam kažko tai trūksta. Galbūt tiesiog sudėtyje yra labai skanios melasos, kuri labai nori kviečia jį greitai sulaižyti. Bet iš esmės reikėtų atkreipti dėmesį, kad būtų sudėtyje kuo daugiau mikro-makro elementų, vitaminų. Ir gyvulys gali sulaižyti, tarkim, nuo 5 iki 100 gramų per dieną, bet jis gaus tam tikrą dozę, tam tikrą normą reikiamų medžiagų. Naudoti mineralinius vitamininius priedus turi visi be išimties ir sakyčiau tikrai visoms gyvulių grupėms. Yra skirtingų lygiai taip pat sertifikuotų ekologiniams ūkiams priedų, yra ir neekologiniams. Tai tikrai pasirinkimas rinkoje mūsų yra platus. Veršelis ilgai gauna motinos pieno, bet turbūt ir jam svarbu gauti dar ir papildomų vitaminų. Taip, jam labai svarbu iš esmės nuo pačios pirmos dienos gauti kombinuotųjų pašarų, kurių sudėtyje idealiu atveju galėtų būti mineraliniai priedai, bet pats faktas, kad reikėtų kombinuotus pašarus įvesti nuo pirmos dienos, tai labai esminis, kadangi galbūt veršelis jo ir nepuls ėsti, ar ne, nuo pačios pirmos gyvenimo dienos, bet jis pradės su juo susipažinti. Kuo greičiau jis pradės ėsti kombinuotuosius pašarus, tuo greičiau vystysis jo virškinimo sistema, tuo greičiau jis galės ir prisitaikys ėsti stambiuosius sultinguosius pašarus, silosus. Miglė Balčiūnaitė pabrėžė, kad priedai turi būti skirti konkrečiai gyvulių grupiai ir amžiui, o mineralų ir vitaminų trūkumas išryškėja gana greitai. Negaunant mineralų, visų pirma, pamatysit veršiavimuose metu. Blogai nusivalys nuovalos, galimos net gimdų iškritimai, o veršiukai gali gimti atsives rachitiniai, gali būti kojytės, kreivos. Mėsiniai galvijai taip pat reikalauja gana intensyvios veterinarinės priežiūros ir turbūt jau nuo pirmųjų dienų veršeliams gresia tam tikri dalykai. Taip, paskutiniu metu aš daugiau dirbu
rytų Lietuvoje, pastebėjau, kad mėsiniuose banduose prasidėjo veršiukų viduriavimai, net kritimai. Dažniausiai veršiukai pradeda viduriuoti 3 dieną, pradeda siausti rotokoronos virusas, tai jis sukelia viduriavimą, tai tokiu atveju reikėtų rudenį uždarant karvutes, kai kiti dehelmintizaciją daro, tai tuo pačiu metu ir bandyti pavakcinuoti nuo šitų lygų. Dažniausiai dabar pasireiškia rotokorono virusas ir klostridijos. Intensyvios gamybos ūkiuose dažna klaida neįtraukti sojos rupiniai į atjunkomą veršelių racioną. Nuo grubių nebaltymingų pašarų krenta veršelių svoris, sulėtėja augimas. Ekologiniai ūkiai krakmolo, baltymų ir riebalų balansą išgauna, patys gamindami pašarus iš maistingiausių pievų – dobilų, liucernos, grūdų. Teisingai subalansavus pašarą, ruošiant jį maišytuvu, įmanoma pasiekti priesvorį iki 2,5 kg per parą. Ūkininkų pagrindinė klaida yra, kai jie nepasiskaičiuoja ekonominės naudos savo verslo. Kaip Jūs pats matote mėsinių galvijų specializuotų ūkių ateitį? Aš tikiu gražią ateitį ir stengiuosi dirbti tą linkme ir tikiu veislininkystę. Geras gyvulys visą laiką turės savo klientą ir nesvarbu, ar tai mėsinė ar veislininkystė. Mantas labiau vysto ūkį veislininkystės linkme, perka bulius Prancūzijos aukcionuose, importuoja spermą, naudojasi prancūzų patirtimi, tariasi su gyvulių priežiūros konsultantais ir rezultatas pateisina pastangas.